Baigėsi 2023-2024 metų Lietuvos moksleivių krepšinio lygos, Lidl Lietuvos moksleivių krepšinio lygos čempionatas. Iš tikrųjų, tai mes turėjome begalę čempionatų. Mes įteikėm 27 komplektus medalių, 27 taurės. Varžėsi jaunimas nuo U12 iki U19, vaikinai, merginos, 5 prieš 5, 3 prieš 3. Iš tikrųjų, didžiulis ūkis ir natūralu, kad nebūtų pavykę visi šitie čempionatai, visa šita veikla be nuoširdžios paramos, kurią mes pastoviai jautėm ir pagalbos iš Lietuvos krepšinio federacijos pusės visų pirma. Tai dėkui jiems. Be abejo, nieko nebūtų pavykę be mūsų rėmėjų, be mūsų didžiojo rėmėjo Lidl ir visų kitų auksinių rėmėjų, kurie padėjo suformuoti biudžetą, iš kurio tada mes galėjom rasti bendrus sprendimus ir sutarimus ir, tarkim, su teisėjais, ir su apdovanojimų gamintojais, ir aprangų gamintojais, ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl šitas didžiulis visas ūkis ir pavyko, ir pasisekė, todėl, kad turėjome labai gerus santykius, tarėm nuoširdų ačiū visiems tiem, kurie mums padėjo, nes mūsų visų tikslas yra bendras. Tas tikslas tai yra mūsų vaikų, jaunimo, sveikata, teisingi gyvenimo įpročiai, jų, tarkim, ateitis, o sportas ir sportinė veikla, kur reikalingas ir tam tikras užsispyrimas, kur vyksta charakterio grūdinimas, ugdymas, kur reikia peržengti kartais ir per sunkumus, ar per tarkim, kažkokius tai nugalėti save, sakysim, parodyti savo didelę širdį, tai sportas tikrai visada visuomet padeda ir pakloja gerus pagrindus ateities gyvenimui. Lidl Lietuva vardu džiaugiamės, kad jau nuo 2016 metų esame pagrindiniai Lietuvos moksleivių krepšinio lygos partneriai, rėmėjai, prisidedame prie jaunimo ateities, prie tų mūsų krepšinio talentų. Džiaugiamės, kad turim galimybę augti kartu tiek su pačia lyga, tiek ir su jaunimu. Labai smagu kiekvienais metais atvykti į šį renginį, Lietuvos moksleivių krepšinio lygos uždarimą ir pamatyti, kiek gražaus jaunimo, vaikinų, merginų turime ir tikrai žinome, kad iš jų užaugs puikios Lietuvos krepšinio žvaigždės. Džiaugiamės šią partnerystę, būsime su Lietuvos moksleivių krepšinio lyga ir toliau. Prisidėsime prie šių jaunų ir talentingų žmonių ateities ir tikimės, kad mūsų ta parama padeda mums visiems kartu augti. Tai sezonas pats buvo sunkus, bet kai baigė sezonas, aišku, nuotaikos yra geros. Norėčiau padėkoti tėvams, treneriui, kuris manim pasitikėjo, ir komandai. Be jų šitų apdovanojimų nebūčiau atsiėmęs. Tai labai džiaugiuosi Jokūbo pasirodymu šiais metais, tai aplamai visa moksleivių lyga. Tikrai labai būdavo sunku stebėti, daug jaudinančių momentų, bet svarbiausia, kad širdis džiaugiasi, kad sportuoja, kad siekia savo tikslo. Tai vat ir linkiu jam nesustoti tobulėti, siekti savo tikslo. Visą laiką labai širdyje viduje džiaugiuosi juo ir tikiuosi, kad jis pasieks daugiau už mane, nes kol kas tikrai gerų kelių eina, tai palinkėčiau jam toliau tokiu pačiu keliu eiti. Sveiki, aš esu Rasta Rusovičiūtė ir Gytė Pupelytė ir norime padėkoti visiems treneriams, draugams, priešininkams ir linkime susitikti kitam sezone.